Sveiki. Šiandien apie socialinės komercijos projektą. Kokia šio projekto yra esmė? Pirmas. Tai nėra tik produktų pardavimas. Antra. Tai yra žmonių verslas, kai žmonės padeda žmonėms. Trečias. Tai yra pagrindas tame, kad bendradarbiavimo ekonomika. Tai yra būtent šio projekto pagrindas. Ir ketvirta. Kiekvienas jau yra vartotojas. O čia vartojimas tampa vertės kūrimu. Taigi, pagrindinė idėja yra apie tai, kad mes visi kasdien naudojame produktus. Skirtumas tas, kad čia vartojame aukštos kokybės produktus ir gauname finansinę naudą. Tai ne investicijų problema, o žmogaus mąstymo ir ugdymo klausimas. Sėkmės pagrindas. Kas yra būtent šio projekto sėkmės pagrindas? Tai yra reedukacija. Tai yra perauklėjimas, persiauklėjimas. 95% sėkmės yra mąstymo keitimas. Kokie yra įrankiai tam pasiekti? Yra knygos, yra seminarai, yra audio įrašai ir yra bendruomenė. Ir koks yra tikslas? Pažinti save, atrasti savo talentą ir išmokti veikti kitaip. Kokie yra produktai ir kokia yra partnerystė? Partneris yra kompanija MVI, tai yra pagal Global parinkta statistika, tai yra numeris 1 pasaulyje. Šis partneris turi 60 ir daugiau metų patirtį. Jis veikia daugiau negu 100 šalių. Kokie yra produktai? Produktai skirti mitybai, grožiui, namų priežiūrai ir vandens sistemos. Kokios yra šių produktų savybės? Tai yra aukšta kokybė, ekologiškumas ir pats svarbiausias dalykas. Tai yra 90 dienų pasitenkinimo garantija. Ką tai reiškia? Kad tu visiškai nerizikuoji savo pinigais pirkdamas produktą, nes turi 90 dienų galimybę įmėginti ir jeigu tau jisai dėl kažkokių priežasčių nepatiktų, tu jį gali grąžinti, atidarytą, panaudotą ir atgauti savo visus pinigus. Kas yra pirmas klientas tavo versle? Pirmas klientas esi tu. Ir jeigu tau patinka, tu tęsi, jei ne, tiesiog viską meti ir viską susigrąžini. Taigi, pajamų logika kokia yra? Pajamų logika yra labai paprasta. Pirmas etapas. Pavyzdžiui, jeigu tu sukuri 500 eurų apyvartą, tau grįžta apie 115 eurų. Antras etapas. Jeigu prie kompanijos prisijungia tavo keli draugai, tau kompanija ir jie padaro tą patį po 500 eurų apyvartą savo aplinkai, tau kompanija sumoka už jūsų bendrą apyvartą apie 350 eurų. Trečias etapas tai yra bendruomenė, tai yra nuo 100 iki 300 žmonių, kurie daro tą patį. Jie pradeda verslą, kuriame patys geriausi klientai, patys pirmi klientai, jie yra patys. Ir jeigu jie daro tą patį, kaip pavyzdyje 500 eurų apyvartą, tai visi kartu sugeneruoja apie 3000, ta prasme, tiesiog jie sugeneruoja apyvartą ir tau kompanija už visų tavo žmonių padarytą apyvartą pagal savo verslo planą sumoka nuo 3 iki 3,5 tūkstančių eurų. Ir tai gali būti kiekvieno mėnesio pajamos. Ir tai dar nelaisvė, bet 3000 eurų sutiksite su manimi, kad yra daugiau už nulį. Taip, dabar noriu papasakoti dar apie vieną dalyką, apie reziduales. Tai yra kaip ir pasyvias pajamas arba lyderystės pajamas. Tai yra pajamos tokios, kurios yra ilgalaikės ir paveldimos. Tai yra 6% nuo komandos,
kurioje yra maždaug 300 žmonių ir komandos lyderis gauna iš kompanijos 3,000 eurų per mėnesį. Tu gauni 6% nuo organizuotos apyvartos. Taip, kad viskas auga kartu su komanda. Koks yra skirtumas? Darbas, kai dirbi darbe, turi pajamas, kurios baigėsi su tavimi. Išeini iš darbo, pajamų nėra. Šiame modelyje gali tęstis vaikams tavo pajamos, nes verslas yra paveldimas. Tokia yra sąlyga šios kompanijos kontrakte. 7. Tai yra globali sistema. Tai yra vieninga sistema, nes turi tuos pačius vertės taškus. PV. Veikia visame pasaulyje, kaip jau ir minėjau pradžioje, daugiau negu 100 šalių. Ir galima plėtra iš bet kurios šalies. Tarkime, šiandien gyvenam Lietuvoje, lietuvių gyvenam visur. Mes galim plėstis visoje Europoje, Australijoje, Šiaurės Amerikoje, Pietų Afrikoje, Kazakstane. Daug šalių mes galime plėstis. Ir to labiau, kad šiandien per daug nereikia pažinoti pilnai pažįstamų žmonių. Mes galime, kad ir šiandien susipažinti su 10 žmonių iš interneto, tiesiog pasižiūrėję mėgstamus puslapius, ką jie įneša į sociumą ir tiesiog parašyti kelis komentarus, pagirti juos ir susidraugauti. Taip, kaip ir sakiau, kad verslas yra be sienų. Toliau yra bendruomenė ir bendruomenės vertė. Tai ne vien produktai, tai yra santykiai, palaikymas ir augimas. Ir kas yra labai svarbu verslo pradžioje. Ir koks būtent bendruomenės vertės principas, kad tu augi, kai padedi augti kitiems. Todėl tiesiog sužinokite, kur vyksta renginiai, ar online, ar offline, ir pasistengkite ten pasikviesti savo pažįstamus, su kuriais norite kurti šį verslą. 9. Renginiai. Renginiai yra kritinis sėkmės faktorius. Kas į renginius įeina, tai yra seminarai, konferencijos, online susitikimai ir kodėl jie svarbus. Jie keičia mąstymą, suteikia aiškumą ir kuria aplinką. Nes kartais paprastas žodis pasakytas ir išgirstas kitoje aplinkoje tave tiesiog priverčia susimastyti. Taigi pagrindinė mintis yra tokia, jei tavo svajonės svarbios, tu iš tikrųjų turi ten būti. Ir jeigu dar jos iki šiol nėra neįgyvendintos, tai tu tikrai turi būti tuose renginiuose. Toliau yra kokie starto žingsniai, nes kaip ir kiekvienam versle yra tam tikri starto žingsniai. Ir dabar pasižiūrėkite, kokie yra paprasti, visiems suprantami ir visiems įgyvendinami 5 starto žingsniai. 1. Tap produkto vartotojų. Mes tą ir darom, bet tik tiek, kad mes darom kitiems verslą, mes galim daryti savo verslą ir tapti savo produkto vartotojų. 2. Domėkis. Tam yra knygos, tam yra audio. 3. Bendrauk su pakvietusiu žmogumi, klausinėk jo, kaip jisai kviečia žmonės, kaip jisai daro prezentacijas, kaip jisai braižo verslo planą. Bendrauk. 4. Dalyvauk renginiuose, nes renginiai yra labai prieinama kaina ir atrask laiko nueiti į renginius. Ir 5. Kurk savo bendruomenę. Pradžių 1 žmogų, 2, 3, ateik su keliais žmonėmis į renginį ir pamatysi, kaip faina, tu pajausi, koks yra fainas jausmas kurti savo bendruomenę. Toliau yra realybė. Kokia yra realybė? Aišku, be iliuzijų, tai yra taip. Realybė tokia, kad vieni uždirba greičiau, kiti lėčiau. Viskas priklauso nuo 1. Įsipareigojimo, nuo veiksmų ir nuo noro mokytis.
Toliau yra tokia, šiame versle tokia kaip pagrindinė filosofija, ne apie pardavimą. Tai yra apie augimą, apie laisvę ir apie atsakomybę. Tu gali sukurti tai, kas išlieka po tavęs. Nes daugelyje veiklų tiesiog tu pabaigi ir veikla pasibaigia. O čia gali tu sukurti tai, kas išlieka po tavęs. Ir finalinė žinutė, kad galimybė yra čia, visi gali pradėti, sistema yra labai aiški ir paprasta, kurią galima tikrai atidubliuoti ir čia yra palaikymas. Tave visą laiką palaikys, jeigu tu norėsi turėti rezultatą šiame versle. Ir klausimas tik vienas, ar tu pasiruošęs veikti?